Sveiki atvykę į Intergen Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šioje laidoje kalbėsime apie kartų įvairovę komandose ir kaip ji gali tapti strateginę galimybę stiprinti bendradarbiavimą, inovacijas ir gerovę organizacijose. Šiuolaikinėse darbovietėse dažnai dirba net 4 skirtingos kartos. Kūdikių bumo karta, baby boomers, X karta, tūkstantmečio karta, millennials ir Z karta. Kiekviena jų augo labai skirtinguose socialiniuose ir technologiniuose kontekstuose, kurie formuoja jų vertybės, prioritetus ir bendravimo stilius. Šie skirtumai gali kelti įtampą. Tačiau tinkamai valdoma įvairovė tampa stiprybės ir inovacijų šaltiniu. Kartų įvairovė leidžia organizacijoms derinti vyresnių kartų patirtį ir ilgalaikę viziją su jaunesnių kolegų lankstumu, kūrybiškumu ir technologiniu išmanumu. Įtraukioje darbo aplinkoje, kurioje girdimas ir gerbiamas kiekvienas balsas, ženkliai pagerėja kūrybiškumas, įsitraukimas ir sprendimų priėmimas. Viena vertingiausių tarpkartinių komandų savybių – galimybė mokytis vieniems iš kitų. Jaunesni specialistai gali pasisemti techninių žinių, patirties ir strateginio mąstymo iš vyresnių kolegų. Tuo pat metu daugiau darbo patirties turintys darbuotojai gali įgyti naujų įžvalgų, skaitmeninių įgūdžių bei išmokti naujų būdų prisitaikyti prie pokyčių. Toks abipusis keitimasis stiprina organizacijos kultūrą, daro ją atviresnę, bendradarbiaujančią ir atsparesnę. Kad tai įvyktų, įmonės turi įgyvendinti aktyvias strategijas, kurios skatina pagarbą, veiksmingą komunikaciją ir visų amžiaus grupių įtraukimą. Tai reiškia, kad reikia pritaikyti lyderystės stilius, komandų dinamiką ir peržiūrėti pagrindinius procesus, tokius kaip nuolatinis mokymasis, vertinimo sistemos ir karjeros galimybės, užtikrinant, jog nebūtų atkartojama amžiaus diskriminacija. Jei kartų skirtumai nėra sprendžiami, gali kilti nesusipratimų, pasitikėjimo stoka bei neveiksminga komunikacija. Jaunesni darbuotojai gali jaustis, kad jų idėjos nevertinamos, o vyresni, kad jie yra ignoruojami ar nepakankamai įvertinami. Šie nematomi konfliktai gali rimtai paveikti komandos darną ir individualią motyvaciją. Todėl labai svarbu skatinti praktikas, kurios padeda integruoti skirtingas kartas. Tai gali būti atvirkštinė mentorystė, kai jaunesni darbuotojai dalijasi skaitmeninėmis žiniomis su vyresniais kolegomis arba saugios diskusijų erdvė. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus Plus France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licences by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.